Šiandien laidoje auksarankiai. Padirbti diplomai už kelius šimtus dolerių ir ekspertų komentarai. Ar sunku padirbti ir realizuoti netikrus dokumentus? Mėlynas kraujas už pinigus ir abejotini kilmės įrodymai. Visa tai ir atsakymai, kiek kainuoja susikurti naują gyvenimą. Praėjusiose laidose jau pasakojame apie naivuolius, bandančius prasmukti į kitą šalis su netikrais dokumentais. Jei gyvenimas nenusisekė, bandančių, o ir siūlančių susikurti naują apstu. Vieni pasigaminę fantazijos dokumentus, neegzistuojančio pavyzdžio asmens tapatybės korteles ir pasus, ar prisistatantys pasaulio piliečiais, bando ieškoti geresnio gyvenimo svetur. Antri mėgina pasinaudoti kitais suklastotais dokumentais. Paskutinis atvejis žinomas, tai yra Prancūzijoje padaugėjo gyventojų 3 milijonai. Tai reiškia, kad emigrantai atvažiavę pradėjo labai masiškai klastoti gimimo liudijimus. Gimimo liudijimai tai yra klastojami vėlgi tam, kad būtų galima sukurti žmogui legendą. Ir 3 milijonai tai tikrai yra didelis kiekis suklastotų dokumentų. Dėl to gimimo liudijimas tikrai turi būti apsaugotas aukščiausio lygio apsaugos priemonėmis. Kai nebuvo brandos gimimo liudijimai, kai nebuvo diplomai apsaugoti, tarnybai projektuojami, kai nebuvo, tai tikrai buvo atvejų, kai buvo bandoma susikurti savo legendas naujo gyvenimo. Tai dažniausiai būdavo priežastis viso šito reikalo, tai gauti Amerikos vizą. Kai reikėdavo parodyti, jog aš palieku išvažiuodamas į Ameriką, palieku daug vaikų, palieku žmoną, tai reiškia būdavo klastojami ir vaikų gimimo liudijimai, ir santuokos liudijimas, tai buvo klastojami ir savo dokumentai, kad greičiau, tai yra diplomai visi, kad patikėtų ir greičiau ir paprasčiau galėtum gauti vizą. Per praeitus metus visiškai suklastota yra šie registro duomenys. Tai yra dažniausiai klastojama buvo vairuotojo pažymėjimas, asmens tapatybės kortelės yra 6 vienetai suklastota, kelių transporto priemonės registracijos liudijimai 12, brandos atestatai surasti 1 vienetas, brandos atestato priedas irgi 1 vienetas. Susikurti daugiau vilčių teikiančią asmenybės iliuziją galima ir kitais būdais. Taip jau nutiko, kad Lietuvoje kiekvienas turi baigti aukštąją mokyklą, kad nesijaustų neišprususiu, nevidonu šioje itin aukšto intelekto visuomenėje. Vis dar aklai tikima, kad į pabalusias nuo mokslo rankas ką tik popierėlį gavęs studentas nebejotinai gaus gerą darbo pasiūlymą. Čia, aišku, šito reiškinio priežasčių galima ieškoti maždaug prieš 10-metį, kai po Rusijos krizės buvo aukštas nedarbo lygis tuo metu ir darbdaviai, norėdami gauti lengviau atsirinkti darbuotojus, bet kokiai specialybei ieškodami specialisto, rašydavo, kad reikalingas universitetinis išsilavinimas. Tiesa, jei į universitetą įstoti vis dėlto nepavyko, neverta stebėtis, jei į užsienį indų plauti išvažiavęs tautietis netikėtai grįž su kokio nors universiteto diplomu. O šiek tiek pasistengus, už kelius šimtus dolerių galima nusipirkti bet kurios aukštosios mokyklos diplomą, net niekur neišvažiavus. Keliose Rusijos interneto svetainėse galima įsigyti bet kurio universiteto diplomus ir priedus prie jų. Siūloma pirkti ant valstybės spaustuvėje Goznak spausdinto blanko surašytą diplomą arba galima rinktis jo kopiją. Diplomas jūs pasieks per 3-5 dienas, o pristatymo terminas priklauso nuo užsakovo gyvenamosios vietos. Senojo pavyzdžio, naudoto iki 1996 metų diplomas ant Goznak blanko kainuoja apie 670 dolerių. Naujesnio pavyzdžio iki 2003 metų apie 740 dolerių. Naujausio kiek daugiau nei 800 dolerių. Ant šių blankų kopijų surašyti diplomai kainuoja po 200 dolerių. Už mokslų daktaro ar kandidato diplomą tektų pakloti kiek daugiau nei 1000 dolerių. Žinoma, yra ir išskirtinių pasiūlymų. Už gerokai didesnius pinigus šie geradariai sako galintys patalpinti jūsų diplomą į Švietimo ministerijos bazę, užvesti asmeninę bylą universitete, parašyti kursinius ir fikcija gali virsti tikrovę. Anapus Atlanto tokių paslaugų tiekėjų taip pat gausu. Jungtinių valstijų universiteto diplomas su nuorašu gali kainuoti vos 300 dolerių.
Tiesa, šiuo atveju pažymime, kad diplomai atrodys kaip tikri, tačiau kai kurios detalės bus pakeistos, o atsikratydami atsakomybės jie pažymi, jog tai nėra išsilavinimą įrodantys dokumentai. Lietuvos universitetų diplomai nėra gausiai padirbinėjami. Ekspertai teigia, kad tai daryti paprasčiausiai per brangu. Suklastoti brandos atestatą arba diplomą tai yra tikrai labai brangu. Pirmiausiai tai reikia, jeigu pagaminti gerą, tikrą, labai panašų, artimą originalui, tai yra tikrai labai brangus malonumas. Klastotojai turi ypatingai daug turėti žinių, pirmiausiai poligrafinių žinių, po to turėtų nusimanyti kompiuteriniai technikai labai gerai, tada turėti spausdinimo įrangą visą offsetinę. Tai yra labai brangus ir didelis malonumas pasidaryti klastoti. Kaip atrodo bendrai nusikalstamumas Lietuvoje dokumentų klastojimo atvejais. Mes gauname duomenis iš nusikalstamų veikų žinybinio registro ir čia matote dinamiką nuo 1998 metų iki 2011. Porą metų dabar, reiškia, čia visi šitie duomenys yra susijęs būtent su dokumentų klastojimais. Turėjome didelį skaičių labai patirptų diplomų 2000 metais. Čia yra senas grafikas ir duomenys 96-2006 metų. Tai 2000 metai atrodė taip, kai buvo suklastota maždaug 3000 diplomų. Kauno technologijos universiteto didžioji dalis tai buvo diplomai. Vis dėlto, pusę lūpų kalbama, kad tokį diplomą nusipirkti įmanoma tiesiai iš universiteto. Tikriausiai prisimenate neseniai kilusį skandalą, kai spaudoje pasirodė informacija, neva magistro diplomas su rektoriaus parašu kainuoja vos 2500 litų. Tačiau universiteto atstovai teigia, kad visa tai pasirodė paprasčiausia klastoti. Ten akivaizdžiai matosi, kad tas diplomas, tas vaizdas, kuris įdėtas buvo tame straipsnėje, tai aš iškart galėčiau pasakyti, kad jis yra netikras. Ir jeigu kalbėsime konkrečiai apie Lietuvos ryte buvusių straipsnį, padirbtą diplomą ir ten buvusi diplomo pavyzdį, tai tas diplomo, kaip pasakyti, netikra diplomo pavyzdys, kuris buvo įdėtas, tai labiausiai panašus į 2005 metų gamybos bakalauro blanką. Jis net nepanašus į 2005 metų gamybos magistro. Kaip matome, čia yra žalia spalva užrašyta magistro, o ten buvo užrašyta raudona. Ir fonas toksai 2005 metų gamybos. Ir čia bus magistro raudonai užrašyta. Ant diplomo blankų yra dedamas Vilniaus universiteto antspaudas, kuris uždedamas deformacijos būdu, tai yra reljefinis. Ir tas reljefas yra labai smulkus ir tam, kad padarius kopiją matytųsi antspaudas, tai reikia labai gerą skenerą, kad tas antspaudas matytųsi. O straipsnėje, kur buvo įdėta netikro diplomo kopijoje, tai antspaudas labai matosi akivaizdžiai ir tas reljefas nėra toks tikslus ir tikrai matosi, kad ne tas yra antspaudas. Tai vis tik tai nėra masinis reiškinys, nes galų gale tai jau yra labai tiesioginė sukčiavimo forma, kuri universitetui gali grėsti ir licenzijos praradimu. Tai aš nemanau, kad būtent tokio pobūdžio sukčiavimas yra problema Lietuvoje. Tai pagrindinė problema yra vis tik tai tos pusiau tokios toleruojamos formos, kai yra studentams leidžiama labai prastai parašyti egzaminą ir už tai gauti teigiamą pažymį ir galiausiai leidžiama nusipirkti diplomą, nusipirkti baigiamąjį darbą, apsiginti ir gauti diplomą. Šios problemos radosi po Konstitucinio teismo sprendimo, pagal kurį valstybiniams universitetams leidžiama į mokamas vietas priimti neribotą skaičių studentų. Tai buvo atversta Pandoros skrynia universitetams ir jie tapo suinteresuoti priimti kuo daugiau studentų. Taip, vos brandos egzaminus išlaikę moksleiviai staiga tampa žinių ištroškusiais studentais. Netrukus laidoje Auksarankiai tęsime šią temą.
natūralu, kad jeigu yra primama per daug studentų tokių, kurie nėra pasiruošę studijuoti universitete, tada ir studijų programa, ir studijų kokybė turi nusileisti, turi atsirasti galimybės tiem priimtiem žmonėm pasiekti 4. kursą ir gauti diplomą. Ir šitoje situacijoje, aišku, vyksta tokia netiesioginė prekyba diplomais, jeigu yra už mokslą mokantis žmogus, kuris galbūt parodo kažkokius tai gebėjimus egzaminų metu, galbūt kartais parodo jų labai mažai, tikrai nepakankamai, bet vis tiek jam yra rašomas minimalus pažymys ir leidžiama jam judėti į priekį, pereiti į aukštesnį kursą. Ir tai yra pagrindinis turbūt būdas, kokiu būdu Lietuvoje vyksta prekyba pažymiais ir galiausiai prekyba diplomais. Kita labai populiari ir sakyčiau, kad labai žalinga forma, kuria galima sakyti vyksta prekyba pažymiais arba prekyba diplomais, tai yra baigiamųjų darbų, kursinių darbų rašymas už pinigus. Ir paieškos portale užrašius diplominiai darbai gaunama virš 1 milijono rezultatų. Yra atskiros įmonės, atskiri portalai, kurie teikia tokias paslaugas, netgi reklamuojasi, kad suteikia garantijas, kad bus parašytas aukštos kokybės darbas, kad jisai bus teigiamai ir aukštai įvertintas. Na, tai yra labai grubi ir labai akivaizdi sukčiavimo forma, nes bet koks baigiamasis darbas, jis apibendrina visos studijų pakopos pasiektus rezultatus, įgautas žinias, kaip sugeba jas studentas taikyti praktikoje, kaip sugeba identifikuoti kažkokias problemas. Ir aišku, jeigu jis to darbo nesugeba parašyti, o jis nesugeba parašyti dėl to, kad dažniausiai yra pakankamai žemi standartai, jie gali nesimokydami arba labai mažai mokydamėsi pasiekti 4. kursą, tai belieka vienintelė išeitis 4. kurse ne pačiam rašyti, o būtent pirkti tokį darbą. Dėl to Lietuvoje čia yra didelė šešėlinės ekonomikos dalis. Vyksta gamyba tų baigiamųjų darbų ir prekyba jais labai aktyvi. Ir tai, aš manau, apskritai yra didelė tragedija, kad tokio masto prekyba vyksta ir ji yra ignoruojama. Nes pasakyti, kad tai galbūt yra smulkus reiškinys, nebeįmanoma, ar ne? Pasižiūrėjus, kiek internete yra skelbimų, prašančių ir siūlančių parašyti tuos darbus. Jeigu tai yra sukurta visa atskira sistema, tai akivaizdu, kad tai yra ne pavieniai atvejai, ne pavienių universiteto atvejai, bet tai yra sisteminė Lietuvos aukšto mokslo problema, kur didelė dalis absolventų nesugeba parašyti to, ko iš jų reikalaujama, ir nusprendžia nusipirkti baigiamąjį darbą. Ir tai yra ne kas kita, kaip diplomo nusipirkimas, dažniausiai apie tai universitetui net nežinant. Aišku, universitetuose baigiamojo darbo ir visų studijų procesas yra sudėliotas taip, kuris nėra suinteresuotas, kad būtų identifikuoti tie žmonės, kurie niekada neturi gauti to diplomo. Baigiamuosius ir kursinius darbus už kelis tūkstančius litų siūlosi rašyti ne tik pavieniai asmenys, bet egzistuoja ir specialiai tam sukurtos įmonės, garantuojančios 100% autentiškumą, originalumą ir žadančios visas įmanomas garantijas. Kas rašo darbus, labai lengva pasižiūrėti. Google parašyti diplominiai darbai yra šimtai tam sukurtų puslapių. Šperos LT, ten darbai LT, visokiausia kursiniai darbai. Tai ten neprisistato turbūt ekspertai savo vardais, nes tai yra, gal jų siūloma paslauga nėra pagal įstatymus nelegali, bet tų žmonių, kurie perka tą paslaugą, jie daro jau nusikaltimą ir už tai, turbūt mažiausia bausmė, kurią jie turėtų gauti, yra pašalinimas iš universiteto. Bet labai mažai yra tokių atvejų, kai studentai yra už būtent tai pašalinami, nes vis tik reikia pripažinti, kad nelengva turbūt yra identifikuoti rašymo procese, kiek tai yra pačio studento įdirbis, o kiek tai yra nupirkta kažkokia medžiaga. Bet tai yra vėlgi visos studijų sistemos problema, kad darbo gynimo metu nesugebama identifikuoti, ar tas žmogus prisidėjo 100% prie to darbo rašymo, ar tik iš dalies, ar visai neprisidėjo. Universitetai vėlgi nėra suinteresuoti paskutinėme kurse išmesti studentą už tokio pobūdžio nusikalstamą veiklą.
pridurčiau, galima pasakyti, kad aišku, jeigu visuomenė toleruoja nusirašinėjimą studijų metu, jeigu toleruoja tą masinę prekybą baigiamaisiais darbais, tai aišku, kad paskui turbūt nereikėtų stebėtis, kad ir panašios tendencijos matomos ir valdžios sektoriuje, kad korupcija yra labai įsikerojusi, yra neskaidrus viešieji pirkimai ir visos kitos problemos susijusios su viešuoju sektoriumi. Praeivių gatvėje teiravomės, ką jie mano apie baigiamųjų darbų, o tuo pačiu ir diplomų pirkimą. Gal teko girdėti apie žmonės, kurie, tarkim, perka aukštojo mokslo ten diplomą arba ten baigiamą? Čia daugiausiai apie Rusiją girdėjau. Jo? Nu, Rusijoje tengi ir metro stotelėje galima nupirkti savo kokį nori diplomą. Girdėti tai teko, bet tikrai nepažįstu tokių žmonių. Aš irgi ne vieną nepažįstu. Tokių kalbų. Visą laiką šneka žmonės, kad nusipirko diplomą arba nusipirko kokį kursinį, bakalaurinį, magistrinį. Taip šneka, bet turbūt nešnekėtų, būtų keista. Kam taip daryti? Tai irgi tingi pasimokyti ir lengviau tiesiog yra nupirkti diplomą, negu išmokti ir apsiginti savo darbą ir parašyti. Tai aišku lengviau yra. Matyt, mūsų visuomeniai vis dar yra kažkokios nuostatas, kad su to diplomu visur praeisi. Ir diplomas iš tikrųjų kartais būna tas toksai oficialus popierėlis, kurio reikia. Iš tikrųjų, man atrodo, kad dar pas mus tikrai būna darbų, kuriuose nežiūrima į tavo realias kompetencijas ir tavo realias žinias, bet tas popierėlis reikalingas yra. Ne visur galbūt dabar keičiasi jau. O kokia motyvacija žmogaus rašytos diplominis? Tas, kuris rašo? Taip. Nes jis žino tą dalyką, išmano ir jam nesunku ir jisai pinigų dar gauna. Vis dėlto, jei darbdaviui kyla įtarimų dėl kandidato į darbo vietą pateikto diplomo tikrumo, jis tai patikrinti gali paprasčiausiai internete arba kreipdamasis į aukštąją mokyklą. Registre dabar yra 1000 su virš dokumentų blankų apsaugotų. Ir reiškia, visą tai jūs galite čia rasti. Štai čia mes matome informaciniuose pranešimuose publikuotą, reiškia, aprašą visuomeniai. Ir matome, kad, reiškia, yra ir popierius aprašytas, ir, reiškia, kokie piešiniai, numeravimas, reiškia, tekstiniu būdu parodyta, kas, reiškia, buvo naudota tame dokumente. Ir, reiškia, pavaizduotos vietos, kuriuose panaudotos tos technologinės apsaugos priemonės. Štai šitas brandos atestatas buvo klastotas. Ir įdomu tai, kad, reiškia, kiekvienam mūsų saugiam dokumente yra metrika, gale jo. Toj metrikoje yra metai, kada buvo paduotas užsakymas gaminti tą dokumentą. Štai čia mes matome 2005 metai, gamino spaustuvė Lodvila, reiškia gamintojas ir toliau mūsų atpažinties numeris registre. Reiškia, šiuo atveju buvo įdomu tai, kad dokumentas buvo gamintas 5 metais, o išrašytas 2 metais. Tai reiškia, netgi paėmus tokį dokumentą iš karto matosi, kad jis negalėjo būti išrašytas 2002 metais, kadangi jo gamyba tai 2005 metų. Jo akivaizdu net nereikia tikrinti jokių apsaugos priemonių. Įvairių dokumentų kartais prireikia ne tik paprastiems mirtingiesiems, bet ir aukštas pareigas einantiems pareigūnams. O visą tai jau turintiems kartais kyla noras pasipuikuoti įmantriai skambančiais titulais. Pastaruoju metu pastebimas itin didelis susidomėjimas savo kilme. Labai nesvietiškai didelis susidomėjimas ir juokiamės kartais, kad ar tai neteis toks laikas ir žmonės nepradeda ruoštis naujiems rinkimams ir galbūt nauji principai bus įvesti, kad pradės galbūt žmonės reikalauti naujų kandidatų ateinančių valdžiai ir genealogijų, kad įrodytų nors keletą kartų, kas jų protėviai, kokios tradicijos, kokios ten tendencijos ir kaip ten pati giminė egzistavo. Ar chuliganavojo, ten genealogija daug ką pasako. Visame pasaulyje pripažįstamas ir paveldimumas daugelio dalykų, tik pas mus Lietuvoje kol kas į tai per daug dėmesio nekreipiama. Ekspertai sutinka, kad viską, kas yra sukurta, galima ir suklastoti. Tad ar įmanoma suklastoti savo kilmę? Titulai taip parduodami yra. Rusijoje ten berods 4 ar 5
uždarųjų akcinių bendrovių, kaip jos ten vadinasi, registravusios savo veiklą, valstybė leidosi tokią veiklą užsiiminėti, pardavinėja ir grafų titulus, ir suteikinėja kunigaikščių titulus, kaip ir dabar turim grafą krepšinio trenerį už nuopelnus krepšiniui Rimą Kurtinaitį, tai čia prieš keletą metų buvo rašyta Lietuvos Ryte, kad jam suteiktas už tai grafo titulas. Bet titulus suteikinėja pasaulinėje praktikoje tik didieji kunigaikščiai, karaliai, Romos popiežius ir nedaugiau. Ir niekas kitas, tiesa, dar Rusijos caras suteikinėdavo titulus. Tačiau nieko šito dabar niekas taip naujai ir nesuteikia. Žinoma, karalius savo žentui gali suteikti, kaip ir Švedijoje, kaip ir daugelį kitų kraštų. Nekilminga panelė pakelta į kilmingųjų luomą, bet tai čia yra tik tais karalių, monarchų. Tokia kaip ne tai, kad privilegija, bet tai jų tiesioginė prerogatyva tokia. Jie neturintys vertės, jie istorinės vertės neturi, tokie titulai ir kam jie reikalingi, iš jūs nesuprantama. Jeigu yra, tai yra, jeigu nėra, tai nėra. Dviračio išradinėti nėra čia ko. Tiesa ta, kad atrasti savo šaknis dažniausiai nėra lengvas darbas. Nusprendus išsiaiškinti savo kilmę laukia ilgos valandos skaityklose tarp supelijusių metrikų arba nemenki pinigai genealogijos specialistams. Tačiau specialistai sako, kad save gerbiantis žmogus turėtų žinoti, iš kur yra kilęs. Priėjus su bažnytinėmis metrikomis aptinki per kelias kartas, nes kiekvienas iš mūsų turėjom dvi senelės ir du senelius, dar per vieną kartą jau dvigubėjo, per trečią kartą jau protėvių atsiranda apie 16. Ir tos peripetijos, tos visos batalijos ir sukilimai, ir priešinimais okupaciniai Rusijos imperijos valdžiai privesdavo prie to, kad maišydavosi, persimaišydavo, santuokos būdavo įvairios ir įvairių tautybių atrandi, ir su lenkų tautybės maišytais lietuvaičiais, ir su totoriais aptinkama gan nemažai. Ir vis vien didžiojoje dalyje tikimybė labai didelė, kad iš tų protėvių bent vienas ar du bus herbinės giminės. Tai yra LDK, senosios LDK laikų kilmingosios giminės. Jeigu yra aptinkami tokie įrašai, lietuvių kalba tada, žinoma, nebuvo rašoma, rusų kalboje dvarenin įvardyjimą arba Blagorodnovo происхождение. Tai reiškia, kad kilmingasis Blagorodnovo происхождение. Jeigu be kilmės, tai jis buvo rašomas pracovitai, darbštuoliu, kaip mes jį galim vadinti, tai valstietyje. Lenkų kalboje įrašai tokie eina, kad uradzonai arba šlechta, arba šlechetna uradzonai, toliau dar į senesnius metus, jeigu keliaujame, kada raštvedyba buvo vedama lotynų kalba, tai ten tiesiog rašoma buvo, kaip ir visoje Europoje, nobelis, nobilituoti GDMD, ar gimimo metrikose, ar santuokose, visur būdavo tokie įrašai, kad jie yra kilmingieji. O kilmingieji, tai daugumoje dabar populiaru ir madinga vadinti bajorais. Tiesa, jei mėlyno kraujo savo giminės medyje atrasti nepavyko, galite susikurti savo herbą ir vėliavą, kurie taps jūsų šeimos ženklais. O po kelių šimtmečių tai jau bus istorija.